Sveiki, bičiuliai. Ką tik turėjau tokį atvejį, kur žmogų apgavo techniniai apžiūroj. Sakysit, kaip taip įmanoma, bet įmanoma. Ir kaip bebūtų keista, neretas atvejis yra, kada tiesiog, aš galbūt sakyčiau ne tai, kad iš nežinojimo, jie visi plius minus žino dalykus, ir kai jau tada prigauni už uodegos, jie prisipažįsta, kad jie žino, kad žinojo, čia taip ir anaip gavosi. Tai šiandienos video yra apie garso matavimą išmetimo sistemų motocikluose. Žinokit, kad visuose tuose procesuose turi būti tam tikros taisyklės ir aš pabandysiu pakalbėti apie jas. Tai va, šiandieną kaip tik turiu labai gerą egzempliorių paaiškinimui, kaip pavyzdį, turiu 750 kubų apriliuką ir jam reikės perdaryti išmetimą. Tai kaip tik visi vyksta ir matavimai ir aš galėsiu papasakoti, kaip įvertinti, kaip turi būti tinkamai išmatuoti decibelai einant techninę apžiūrą arba, tarkim, esant sustabdytam kažkur tais gatvėje policijos, kad tiesiog jūsų neišmaudytų. Galvojat, kad nėra tokių atvejų, kur išmaudo? Aš vien per pastarį mėnesį žinau Tenerę 660, kur apgavo matuojant, ZZR 1,4 litro ir dar kažkokiam tais buvo, dabar nepamenu, bet 3 atvejai per vieną mėnesį. Visi 3 žmonės atvažiavo pas mane daryti silencerių, bet 2 atvejai iš 3, kur galėjo tiesiog praeiti, vien tik tais dėl to, kad buvo neteisingai matuojama. Pas absoliučią daugumą motociklų yra štai tokios lentelės, čia numeris būna parašytas ir mes dar matome parašytą 91 decibelas prie 4250 apsisukimų. Ką tai reiškia? Reiškia, kad mes nebematuojam, ką tas motociklas skleidžia prie ribotuvo, prie 8000 ir panašiai. Mus labai stipriai matavime apriboja šitas dalykas, sūkiai, ir reiškia, mes neturime jų viršyti. Šitų nurodytų decibelų. Tai gali, ką nori sakyti ten tie visi tikrintojai. Jūs, jeigu žinot, jeigu pas jumis yra šita lentelė, jūs galite šitais duomenimis remtis, ką išgirdot. Ir būna dar tokių atvejų, kur štai matosi, kad nėra nei decibelų, nei sūkių įrašyta. Jokiais būdais nedarykite to, neklastokite duomenų ir nesusikalkite savo skaičiukų, jokiais būdais negalima. Na ir būna tokių atvejų, kaip šičia, pavyzdžiui, aprilyje. Šičia turėtų šitoje lentelėje matytis visi tie duomenys, bet dėja dėl sėdynės nusitrynė informacija ir mes nežinome, kiek turi būti decibelų ir kaip turėtų būti sūkiai laikomi. Yra tam tikra formulė. Tai va dabar šildau aš variklį, kad galėčiau pasukti iki ribotuvo. Šaltam to dalyko niekados nedarykite. Turi motociklas pašilti, variklis turi ir tepalas sušilti, tada galima jį gazuoti iki ribotuvo. Čia dabar matuoju, ką jisai turi laisvuose sūkiuose. Ir yra kokia situacija. Mes, sakykime, nežinome, kokių čia sūkių reikia laikytis, bet tuoj parodysiu. Sukame iki ribotuvo. Dar kartelį. Taigi matėme, kad sukosi jisai iki 9500 ir nesvarbu, kad šičia yra 12 parašyta. Mes vadovaujamės pusę maksimalių sūkių. Reiškia 4,7, 4,8 paimkime, truputėlį daugiau, kad apsisaugot. Mes laikome nedidesnius sūkius matuojant. Jeigu jums sakys, kad reikia maksimalius per pusę pjaut, tai mes jau turėsime 6000. O koks skirtumas yra tarp 4, 8 ir 6, tuoj pasižiūrėsim. Tai turbūt suprantate, kad 91 ir 94 yra pakankamai ženklus skirtumas. Kitas niuansas, kur jūs gali prigauti. Tai va dabar esu maždaug 1,5 metro atstumu, laisvi sūkiai.
Ir einu artyn. Matot, kaip kinta decibelų kiekis. Tai jeigu jums matuoklis sukiš šalia išmetimo, jūs normalių parodmenų tikrai neturėsite. Turėkite omeny, kad matavimo kampas turi būti 45 laipsniai ir atstumas 1,5 metro. Ar 2 metrai, čia didelio labai skirtumo tada jau nėra. Ir visas matavimas turi būti atliekamas būtinai lauke, nes patalpos vėlgi jos duoda kelis decibelus pliuso dėl susidariusių aidų. Taigi jau žinom, kaip orientuotis sūkiuose ir kaip dabar orientuotis decibeluose, jeigu nėra lentelės. Ogi visi tie matuotojai turi lenteles. Lentelėse yra vertinama motociklo kubatūra. Žodžiu, kuo didesnė kubatūra, tuo didesni leistini decibelai tam motociklui. Tas, kas vertina, ar jūsų transporto priemonė per daug kelia triukšmo, turi turėti su sertifikatu, su dokumentais daiktą. Kadangi jie yra labai brangus, tai toli gražu ne visi išgali juos nusipirkti. Tai visą laiką, jeigu jau jūs nori matuoti kažkas, tais paprašykite tiesiog metrologinės patikros dokumentų. Jeigu jų neturi, palinkėsiu jums geros dienos. Taigi išsimatavau decibelus. Ir ką, einu ardyti motociklą, imti išmetimą lauk, pasižiūrėti, kas tenais nulūžę viduj, išpjauti visus tos nereikalingus dalykus, na ir pasidaryti garsą tokį, kad jisai būtų ir gražus, ir neviršytų decibelų. Na jau po perdarimo, biškutį pasikeitė ir angaliukai, vizualiai biškutį gražiau atrodys. Taigi kyla iki 96 maksimaliai, aš truputėlį čia virš palaikiau sūkius, nes sunkiai nustatyti, nes pakankamai jautrus gazas. Bet iš esmės turim dabar ir gražiai grojantį aparatą ir technikinėje neapgaus. Na ir epilogai apie tą momentą, kai patys buvome vaikais ir dėdavome kažkokius tais plastikinius reikalus į dviračio rėmą, kad siektų stipinus ir kai važiuoji, kad būtų skleidžiamas toksai garsas. Važiuoji, kažkoks tais motociklą priminantis garsą barškėjimas, na ir tau atrodo kieta, tavo bendraamžiams atrodo kieta, bet iš suaugusio perspektyvos, na, aš tikrai labai abejoju, kad dabar kažkuris tais pasiryžtumėte dėtis tą barškalą į stipinus, kad imituot motociklo garsą. Kaip tai atrodo iš suaugusio perspektyvos? Tai atrodo kvaila. Tu supranti, kad tai yra kvaila, mažvaikiška ir tu tas tiesiog nedarai. Na, ar kuris iš jūsų dedatės dabar tas barškalus į stipinus? Ne, bet vaikystėje tai greičiausiai, kad dėjotės. Tai link kur aš šiandien tempiu. Tai kalbant apie tuos, kur niekaip negali nepagazuoti iki ribotuvo prie raudonos stovint, apie tos, kur negali ribotuvo nemušti pro miegamuosius rajonus važiuojant ir tie, kur užsideda kiauras dūdas, kad būtinai jau kiek įmanoma tiek, kad krioktų. Tai gal jūsų žemo intelekto ir žemo mentaliteto lygio hebroje tai ir atrodo kieta, bet patikėkit manim, visi, kas yra nors kiek adekvatesni, jūs žiūri, na taip, kaip į mažvaikius. Ir tikrai niekam tai labai kietai netrodo, kas yra adekvatus. Na, o jeigu jūs taikotės į vatuvą būtent neadekvatų ir mažvaikių kategoriją, na tai sėkmės jums. Toliau gazuokit ribotuvus, muškit. Na ir vėlgi, ir kas liečia mano perdarimus duslintuvo, man tas toksai mažvaikiškas, idiotiškas triukšmavimas, ne, tai ne grožis, tai yra triukšmavimas, tai yra kvaila. Dėl to aš jau nebedarau pagal užsakymus, kad ten būtų ko įmanoma garsiau.
darau, kad būtų gražu, nes vėlgi tai manęs neatspindi tokie darbai ir pačiam tiesiog yra gėda, jeigu kažkas paklaus, tai kur čia pasidarai tokį išmetimą, pašilą, tai va, kas čia per idiotas darė. To aš nenoriu ir patiem linkiu nebūti idiotais. Ir netgi jeigu važiuojat motociklu ir matote, kad iš priešais važiuoja, pavyzdžiui, mama su kūdikiu vežimėliu, nuimkite gazą, tiesiog išminkite sankabą, praridėkite, supratingumo turėkite. Kitaip jūs ir žiūrėsi motociklistus visai kitaip. O dabar, nenuostabu, kad po vieną miestai uždraudžia važiavimą motociklais. Kas kalti? Ne merai kalti, ne žmonės kalti, mes, motociklistai kalti. Taigi, jeigu patiko video, laiką užmeskit, jeigu nepatiko, dislaiką. Jeigu turit minčių, pakomentuokit, jeigu su kažko nesutinkat, irgi pakomentuokit, nebaninsiu, o galbūt pakeisiu nuomonę. Tai šiam kartui tiek, iki.